Во, крути, давай. Крути, пожалуйста.
Čia viršininkas mokina konkurentus. Aha, moko konkurentus, kad man biškiai subinę paspardytų. O patį kaip mokina? Patį mokina, tai pastebim ir onboardus, ir tą pažiūrim. Tai toks patarimų normaliai gaunam. Bendra įskaita antra vieta. Buvęs ašalistas dalyvis. Žiūriu, gerą komandą ašalistas surinko, net? Jo. Gerai važiuoja. Šiandien biškai per vieną vietą jau žemiau. Kur dingo greitis? Nežinau iš tikrųjų. Tai gal kiti biški pagreitėjo, aš pats gal mažiau pasitreniravęs. Tai toksai ten nespaudžiu, nesistengiu per save perlipti. Tai saugiai, tvarkingai ir greitėti prieš save. Tai tokia strategija, kol kas sekasi. Pirmi tie 2 greičio ruožai atrodė taip kažkaip labai prastai suvažiavau. Rezultatus pasižiūrėjom, kad tai visai kaip ir neblogai. Tai viskas kaip ir super. Tai aiškiai viskas gerai eina. Ta antra dalis tokia vis tiek techniškesnė, sunkesnė. Kaip man Katažina sakė, sako, kur siauriau, tai tu greičiau važiuoji negu kur platu. Tai gal ir gerai. Tai pasižiūrėsim. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Gerą vairuotoją išrinko, ne? Gerą. Bendra įskaita pirma, dabar vėl pirma vieta. Kaip jums taip sekasi? Kol kas. Kažkaip laikomės. Tuo prasme. Stengiamės atsargiai, be klaidų galbūt kažkaip. Ne visada gaunasi, bet kol kas kažkiek gaunasi. Stengiamės padaryti teisingai darbą, kad būtų visas. Kur nereikia, nerizikuojame. Nusiteikimas šiaip gerai visą. Erionas grįžo prieš šturmano vietą. Geriau važiuojas, ramiau? Tikrai tai. Dar padeda? Tai, visą laiką. Gazas pavadė. Ne, šiaip nekomentuoju, ko nereikia. Mes iki greičio ruožo susikalbam viską, ką reikia, susitvarkom, o paskui jau tiesiog dirbam savo darbus, kai jau važiuoju greičio ruožą. O be ralio dar nors treniruotės? Susirašymus važinėjom kartais. Bet dabar vieną kartą buvom prieš šitą ralį. Bet šiaip prieš varžybas stabiliai, bent vieną kartą pavažinėjom. Šiek tiek. Dabar atotrukis toks šiaip nemažas yra, tai saugiai jaučiatės? Šiaip nedidelis tas atotrukis, nes klasiai 11 sekundžių tik tai turim, tai šiaip kaip ir nėra, principė, viena tvorelė ir jau labai viskas arti. Ir 18 km. Turbūt tie greičio ruožai tokie sudėtingesni, sakykime, negu šitie buvę. Tai matysim. Kažkada buvo lygos čempionas savo klasėje. Na, metai tai bėga, tai netaip jau senai atrodo. Netaip jau senai. Šiandien Facebookas išmetė ryte kaip su Micu Markelevičius nufotografavęs, kaip aš šokau Zarasų saloj. Galvoju, geras ženklas. Micas, žinai, pakilęs, nufotkinta, atsikeliu ryte. Reminderis prieš 13 metų. Tai 13 nėra daug, žinai. Tai dabar, kiek girdėjau gandų, kad čia mineraliais pasiruošimas kažkam stipresniam bus? Jo, tai aš ruošiu tą kitą mašiną. Žinai, vakarai ilgi, bet nepakankamai ilgi. Šitą stovėjo mašiną, sakau, galvoju, tos nespėjau paruošti, šie metam nespėjau paruošti. Šitą stovi, sakau, proga yra, žinai, prie jaudulio, prie stenogramos sugrįžti. Tai jo, pagrindinis tikslas yra kitiem metam pasiruošti tą lygai. Kad iškart galėčiau jau pakankamai gerą formą turėti. Bet tai mineralės, tai
geras pasiruošimas, nes jau va, pusė sezono, pirma vieta savo klasėje. Tai, žinai, iš manęs čia nesitikė, kad blogiau bus. Aš paskui, aišku, pradėjau klausytis interviu visų. Tai daug kas lygiuojasi su manim, tai gerai. Tai, žinai, patirtis yra. Aišku, ne dėl čia rezultato aš atvažiavęs, mano kiti tikslai yra. Ten kažkur toli tikslas, žinai, B lygą paukštuką užsidėti, C lygą paukštuką užsidėti. Gal gyvenimas leis ir A lygoje užsidėti paukštuką kažkada. Gal ne kitais metais, dar kitais. Tai ketinu, žinai, dar daug važiuoti, kiek leis. Šeima ir kiti dalykai. Tai įdirbis yra kitiem metam pagrindė, kad, žinai, aš negaliu, nėra to kaip ten pas kitus, kai sėdi iš karto lėki. Pas mane to nėra, man reikia važiuoti, grįžti į tą tempą ir tada jau vėl. Tai aš kai tą mašiną savo ruošiu, ten, žinai, bombinu, galvoju, tai kaip aš su ją važiuosiu, va šią žiemą. Ten pasidariau tą, nusipirkau tą, žinai, aš ją lipdau ir galvoju, tai kaip aš su ją važiuosiu, nes jin tai važiuos, aš tai nepavažiuosiu. Tai va čia ta proga yra, žinai, grįžti psichologiškai. Čia, kad nebūtų mašina greitesnė už vairuotoją, ne? Jo. Nes ten, žinai, toks kaip Jocius, tai jisai gali sėsti ir minti, ir lėkti, kaip būdavo senais laikais. Man ne, aš turiu po truputį įsivažiuoti. Ir kad įsėdu į mašiną ir jau galiu važiuoti, tai šiemet reikia padirbėti. Tai daug reikėjo pastangų prigrįžti prie to? Tai pirmas pats blogiausias buvo etapas, ten, žinai, akys nesupranta to greičio, važiuoja. Dabar jau pagrindė, tai, žinai, yra daug tų pamokų. Pavyzdžiui, Mekinas, kai mokino Niuvilį, atsimenu, mačiau, dar kai YouTube'as nebuvo, tai Mekinas sakė, akis turi suprasti tą greitį. Tai reiškia, tu turi greit važiuoti, kad akis pradėtų pripratinėti prie to greičio. Tai arba treniruotės, arba važiuoti. Ir, žinai, gali sėsti greit važiuoti, bet būna tai trumpai, dažniausiai trumpai. Tai tikslas yra, gerai praleisti laiką. Biudžetas čia nedidelis reikalingas. Šeima paleidžia. Jo. Tai lieka tik tai ilgi žiemos vakarai ir pasidaryti aną mašiną. Aną mašiną irgi tokia mano bus Makrėjaus ir Banso atminimui, žinai, tą A grupinę aš padarysiu, kad jin išoriškai atrodytų kaip tie 555 tos mašinos. Ta visą darau su mintim. Techniškai, aišku, jinai turbūt bus tenai galbūt ir modernesnė ir greitesnė negu tų laikų A grupinė. Nes keičiasi vis tiek technologijos ir panašiai.